Sveiki draugai, su jumis Haroldas, 8 techninės analizės pamoka. Šiandieną toliau aiškinamės marketo judesius. Pakalbėsime apie bangas, tai noriu, kad suprastumėt, kad marketas nejuda iš taško A į tašką B vieną liniją. Jis juda bangomis, tai trendo atveju tai stiprus impulsas, negilus dypas, vėl stiprus impulsas, negilus dypas ir panašiai. Trumpai tariant, bangomis. Ir tos bangos, jos yra fraktalai. Ir ką tai reiškia, kad aš čia turiu 3 nuotraukas. Ir jeigu jūs nežinot time frame'o šitų 3 čartų, tai jūs niekaip plika akimi negalit pasakyti, kokiam time frame'e tai yra. Tai reiškia visos strategijos teoriškai, kurios veiktų ant didelio time frame'o, veikia ir ant mažų, nors praktikoje taip nėra, bet jūs galite realiai viską tą patį visur tradinti. Nes jūs nėra skirtumo, koks time frame'as. Skirtumas yra, aišku, tų judesių svarbume. Tarkim, market structure breakas ant weekly time frame'o reiškia daug daugiau negu ant 5 minučių. Ant 5 minučių yra pastoviai market structure breakai, bet jie yra nereikšmingi. Tai reiškia, kuo didesnis time frame'as, tuo daugiau reikšmės turi kažkoks tai supportas ar linija ar structure levelis. Nesvarbu. Bet esmė, kad viskas prasideda nuo aukštesnių time frame'ų. Ir jeigu mes pažiūrėsime čia, tai mes turime daily baltą liniją, aš ją biškį paryškinsiu. Darysiu va tokią. Ir realiai mes turime daily uptrendą high time frame, mes turime stiprų impulsą į viršų, shallow pullbacką, vėl stiprų impulsą į viršų, shallow pullbacką. Bet jeigu mes prisizoomintume iki 4 valandų, tai mes čia turime visą savo mažą ekosistemą, kur mes čia irgi turime uptrendą, tada mes čia turime market structure breaką, trendo pabaiga. Čia prasideda kažkoks kaip ir range'as, tada prasideda downtrendas. Čia mes vėl turime reversalą, turime low, turime sweepą, turime stiprų pumpą, vėl prasideda uptrendas. Ir taip be galo, tai mes jeigu prisizoomintume dar arčiau, galime ten į 15 minučių prisizoominti būtent vieną šitą tik gabaliuką ir čia yra visa šitą ekosistema. Tai trumpai tariant, mes galim tai fraktališkai zoominti į vidų iki begalybės. Taip pat kaip gal esat matę nuotraukos ten, kur būna, kur medžiai. Iš vienos medžio šakos išeina taip daug medžio šakų ir visos jos atrodo vienodai. Tai čia lygiai tas pats principas. Ir prie ko aš noriu privesti? Kad visa tai reiškia, kad yra labai daug opportunities, galimybių markete. Tai jūs galite tradinti tiesiog daily, galite žiūrėti tiesiog į daily, tarkim, structure ir visiškai ignoruoti, kas vyksta šituose mažesniuose time frame'uose, ir tiesiog tradinti daily structure ir kai čia būtų market structure breakas, čia jūs kažkur exitinas pozicijas. Jūs galite tiesiog žiūrėti, gaudyti reversalus, ant 4H. Jūs žinote, kad pas jūs, tarkim, daily uptrendas, jūs palaukiate 4H downtrendo ir gaudyti reversalus, būtent į tolimesnį daily trendą. Čia kaip vienas iš pavyzdžių, tai čia belekiek galima visokių strategijų ir pavyzdžių prigalvoti. Ir tai tiesiog parodo, kad marketas realiai yra begalinis, tai jūs galite zoominti tiek į priekį, tiek atgal belekiek. Ir viskas realiai veiks tos pačios taisyklės. Taip, tai šiandieną tokia pamoka ir susitiksime kitoj pamokoje.